marga, kad tai viskas nelabai suprantu, kodėl. Ne, nu, gal viskas gerai. Taip, tai dirbtuvėse Kawasaki R6. Toks atlavonas. Ne visai nuo pradžių čia viskas, bet kaip sakoma. Motociklas jau buvo nupirktas, biškai pagadintas. Ne, jeigu taip galima pavadinti tą dalyką, reiškia, ir nu, čia vat, visur germetiko pritepta. Reiškia, ir nu, kažkas buvo daryta tikrai, o čia jau iškramtyta, kad grandinę būtų galima nuimti. Kaip čia pasakyti, neišardžius to variklio per pusę. Tai, nu ir nedirba tas motoras, reiškia, kompresija gera. Lyg testas praktiškai 90% sandarumas, tai čia yra puiku, geriau ir nereikia tikėtis. Uždegimo rytės gal biškai buvo tokios, nu ir sakykime viena žvakė, tokios tai turiu omeny. Ne, nu čia trūksta plastiko kažkokio, aš nežinau, kas čia su juo buvo, reiškia, o čia išspausta, išrūdėjo, reiškia, ten rūdis po apačia yra. Gal visgi jos blogas, bet sakykime, galvoju gal purkštukai, nes į tepalą rinkdavosi, nu benzinas, tepalas benzinus pridėdavo, reiškia, ir visokie kitokie dalykėliai su įdėdavosi. Tai pirmiausia, tai, nu išardžius, reiškia, sakykime, prasiardžius ir ieškant problemos, tokį įdomų dalykėlį radau. Nu, pasižiūrėkit, variklio grandinė. Čia mes, kaip sakoma, R6 Kawasaki dalių turim su ko palyginti iš prieš eilę metų išardyto to motociklo, tokio pačio variklio, kuris buvo su nutrūkusiais vožtuvais. Aš netgi dar ant stalo atsiminimui turiu, žiūrėkit, ką turiu. O tokį dalyką. Va. Stūmoklis su skylė ir įstrigusiu ir nulūžusiu vožtuvu. Čia yra būtent nuo tokio pačio Kawasaki R6, kuriam nutrūko vožtuvas. Tai žodžiu, šitam dalykui iš esmės reiškia yra toks dalykas, raudonai pažymėta grandinėlė, kurią nuėmiau nuo variklio. Mes padarysim tokį labai paprastą testą. Reiškia, va, ten įsikabina, reiškia, dėl prie tų ir pasižymėsime vietą, kurioj vietoj ta grandinė baigėsi. Kaip čia dabar ją tiksliau pasižymėti, nu, va, sidabrinių markerių, aštrus pakankamai, reiškia, ne, va, sakykim, aštrioje vieta, va, čia pasižymim ir pasižiūrim, ar datraukia, reiškia, ne. Nu, va, tai dabar nuimu aš tą grandinę nuo tos pačios vietos, uždedu naudotą grandinę, kuri yra nuo to sudaužyto, sulūžusio variklio ir įtempiu, toj pusėje užsikabino, reiškia, ties tą pačią vietą ir netgi įtempus, reiškia, netgi ją, va, tai, va, matot, kiek trūksta. 6 mm trūksta, nu, aš jau matau tą grandinės ilgį ir anksčiau, čia tik tai demonstratinis, kaip sakoma, kad jums parodyti. Tai trūksta 6 mm. Tai grandinė yra, nu, antiek išsitempus, išsidėvėjus, kad jau jinai tiesiog nebepapuola vėlenai į savo vietą ir tas variklis realiai normaliai dirbti turbūt ir negali. Nežiūrint į tai, buvo dar nepataikyta grandinė uždėti, bet čia dar ne viskas. Grandinės įtempėjas yra su, kaip čia sakykime, pailgintų liežuvių, o šitas daiktas yra davirintas, nutekintas kažkokiu tai būdu, reiškia visas tas dalykas, ar bulgarkė nušlifuotas, aš nežinau. Kažkas labai, kaip čia pasakyti, menu mėgsta užsiimti ir daro tokius dalykėlius, visokius, kurių nereikėtų daryti. Turiu aš čia dar vieną Kawasaki įtempėją, kažkam esu kažkada tai keitęs, kuris tikrai nėra geras, jis nenori išsiimti dėžutės. Taip, pats įtempėjas jis nėra geras, bet pasižiūrėti tą skirtumą, manau, galima, ne, reiškia, šitos detalės čia neturėtų būti. Iš esmės, netgi spyruoklė buvo sutrumpinta to daikto visiškai, nes nesuprantu, reiškia, kaip tai, pažiūrėkit, spyruoklė kokia turi būti. Čia šita, aš nežinau, ar jinai būtent tokia turi būti, reiškia, nes motociklai skirtingi, bet iš esmės Kawasakis. Tai dabar spyruoklė čia yra, o pasižiūrėkit, kiek sutrumpinta. Čia matosi, kad jinai kažkokia drožta, nedadrožta, aš nežinau, šlifuota, reiškia, lankstyta, karpyta, reiškia,
kažkas čia yra padaryta, reiškia, su tuo reikalu. Tai žodžiu, kaip liūdna. Tai prie ko aš čia vedu visą tą reikalą, kad mūsų užduotis pagal savininko pageidavimą yra tą variklį išardyti ir pasižiūrėti, ar iš jo galima ką nors padaryti. Kadangi dar tiesa, dar vienas dalykas čia su juo labai smagus yra. Toks išpyliau tepalą iš jo. Nu ir iš pirmo žvilgsnio jis visai gražus atrodo. Bet jeigu pradedi jį judint, tai čia renkasi kažkokios tai dulkės. Kaip čia parodyti jums geriau. O žiūrėkit, ir aš matausi. Va. Renkasi dulkės. Ir tų dulkių išbėgo labai daug, reiškia, kažkokios tai neaišku, ar čia metalo dulkės, ar aliuminio, reiškia, ar dar kažko tai. Ir, kaip čia pasakyti, kad nebūtų veltui, reiškia, nu, visas tas reikalas suremontuotas, reikia tą reikalą su varikliu išspręsti. Tai kad išspręsti, ne, gal aš čia kažkaip ne visai tinkamai pasakiau, reiškia, kad tinkamai tą dalyką išspręsti būtų gerai įsitikinti, kad ne veltui visą tą dalyką darom ir stūmokliai, alkūninės ir visi kiti komponentai, reiškia, yra, nu, sakykime, tinkamos būklės remontui. Tai reikia išardyti tą motorą, pažiūrėti, kasgi ten viduje. Ką, brangiai, tai išardymas to variklio užtruko geras keletą valandų. Biškai gal daugiau negu keletą valandų, reiškia. Ir situacija yra pakankamai liūdna. Tai gal pradėsime nuo to, kad tarpinė buvo nuiminėta, bet šitas ir tai buvo aišku, kad dažyta čia to vario tepalo, reiškia, bet čia dar pakankamai viskas taip atrodo padoriai, reiškia. Negaliu pasakyti kažko tai labai, nu, blogo apie tą dalyką. Greičių dėžė irgi dantračiai neišskilinėja. Šuneliai šitie vadinami, reiškia, nenudrošti, reiškia, žodžiu, su dėžė čia kaip ir daugmaž viskas tvarkoje. Vandens siurblio, gerai prieisim prie vandens siurblio. Tepalo siurblys, reiškia, labai gerai matosi kaip suraižytas. Paviršius čia visiškai turėtų būti blizgantis, reiškia, visą kitą yra kažkokių tai šiukšlių. Nu, ne šiaip savo jūs turbūt čia radė tos šiukšlės. Kad kur velnės, dar viena dalis čia yra to siurblio. Galima pasižiūrėti, reiškia, viskas papilta, surinkti ko gero nebereiks. Taip, čia šita dalis siurblio nesuraižyta. Nu, čia dar pakankamai gerai atrodo, viduje irgi dar visai padoriai, dar sakykim taip. Toliau. Oi, žiūrėkit, ką radau karteryje. Čia, ta prasme, vien toks, nu, čia kaip kvapas, tai kaip būna amortizatoriuose, susidaro tokia košė, reiškia, nuo užsistovėjusio tepalo, reiškia, ir čia vat viskas tas susirinkė, reiškia, yra apačioj. Karteryje, nu, va, matot, prasitrina, reiškia, ten sluoksnis, o čia metalo dulkės. Dar čia, iš kur reiktų pasižiūrėti, čia turbūt irgi pilna bus, reiškia, viso šūdo, reiškia, viduje, bet iš šitos pusės tinklelio teoriškai nieko jau nebeturėtų būti, jau jokio, nu, nes čia yra, ar čia yra grįžimas atgal, dabar vat nepasakysiu. Ai, čia yra paėmimas. Nu, jis neužsikišęs, tai tiek aš galiu pasakyti, o šiaip tai jau matot irgi apėjęs viso to metalo dulkiam tokiam, reiškia, pilnai, kaip sakoma, be išimčių. Ką jums čia dar parodyti? Stūmokliai beje geri, nu geri, nežinau, švaistiklis, ne švaistiklis, o cilindrai bent jau nesuraižyti, kiek matosi Honas yra, reiškia, tai ten kažkokios didelės bėdos su tuo dalyku nėra. Netgi man labai keista, kad visas tas dalykas nenukentėjo labiau. Toliau indeklai, reiškia, jeigu vieno stūmoklio indeklas yra visai neblogas, nu, sąlyginai, ne, reiškia, sakykime, nėra labai prasitrynęs, reiškia, dar netgi tokį galbūt
galbūt, nu, atgal jau gal negalima surinkti, bet, sakykime, tai būtų galima sakyti, kad tai yra elementariai naudotas, reiškia, nu, indeklas, kuris buvo, reiškia, tinkamas keitimui. Sakykime taip. Tai kitas, reiškia, yra jau be indeklo. Kaip sakoma, indeklas pasidaręs va toks. Varinis, nusitrynęs absoliučiai visas sluoksnis, koks tai gali būti. Indeklas nėra apvalus ir jo labiau nėra apvalus už šitas daiktas. Reiškia, nu, gal ne tai, kad daiktas šitą aš nežinau, netikrinau, bet reiškia, įdėjus indeklą yra va, štai toks va tarpas, kurio neturėtų būti. Indeklas čia iš esmės yra įsispaudžiantis pilnai. Pagrindiniai, reiškia, va, pratrinta irgi čia iki vario. Netgi balansyro, reiškia, šiek tiek pratrinta, čia jau metalo jau kažkokio buvo įstrigę, reiškia. Visur pilna šiukšlių viduje, va, pačioje tepimo sistemoje, reiškia. Nu ir vėlgi, čia netgi viršuje, reiškia, užaugę, reiškia, yra su suodžiais viskas, nežinau, iš kur čia viso to dalyko prisirenka, bet, nu, kažkaip yra čia iš kažkur tai to dalyko. Ir kad tai yra gerai, aš jokių būdų negaliu pasakyti. Tai yra elementari problema, kurią, nu, labai po didelių klaustukų ar kada nors gyvenime pavyks išspręsti. Kita variklio pusė atrodo dar blogiau. Čia visiškai visi trys indeklai pratrinti iki bazinio sluoksnio, kuris jau, kaip sakoma, kurio realiai neturėtų niekas nei matyti, nei žinot, kad jis čia apskritai toks kaip daiktas yra. Nu tai kajuk. Taip pat, jeigu žiūrėti alkūninį, tose vietose, kur prasitrynę šitie, kaip jau vadinasi, švaistiklių, minėdamas turiu minti indeklus. Reiškia, čia netgi, vat, pavyzdžiui, šitoje vietoje jau jaučiasi kantukas, reiškia, nu, aš jau pademonstruoti aš niekaip negaliu, bet, vat, ir čia, vat, nesigirdi, bet tikrai yra kantukas, reiškia, jis, nu, čia jau viskas, šitam alkūninio daliai viso, o kadangi jinai nekeičiama, tai čia tik išmetimui tinkamas daiktas, nu, va, čia irgi kantukas jaučiasi. Ir čia vat jaučiasi kantukas, reiškia. Tai, nu, kaip sakoma, sėkmė neišpasakyta. Balansinis velinas visai dar padorus, reiškia, skyrus tą vietą, kur dedasi tepalų siurblys, nu, nežinau, kas čia ar vandens buvo užpilta, ar kas yra, bet surūdyje. Ir, ko gero, ten tą tepalo šito vandens siurblio, reiškia, visą sandarinimo realiai reikia, nu, salininką tą, sakykime, vieną, reikia pakeisti pilnai, reiškia, kad jisai nekeltų problemų. Čia ta keraminė tarpinėlė, reiškia, žodžiu, čia kažkokių šiukšlių vidų pilna, reiškia, aušinimo sistemai, nežinau, iš kur čia tokių apskritai gali prisirinkti, reiškia, bet, nu, matyt, kažkaip tai atsiranda. Taip, tai dabar, reiškia, taip, kiek suprantu, šitas daiktas keičiasi atskirai, korpusas, nežinau, ar atskirai parduodamas, gero neparduodamas atskirai korpusas, visas tepalo siurblys, nu, reikės pasižiūrėti, reiškia, parduodamas atskirai, tai galima atskirai pakeisti, reiškia, šitą daiktą. Ai, pala, o čia nais. Nu, suraižyta, bet nelabai daug, reiškia, sakykime, pats blokas. Čia dar tiesa viena detalė yra, kurios aš ištrauksim, tebūnie. Opa. Nu, nėra labai suraižytas, bet labai išdaužytas. Metalo tikrai buvo gavęs. Tiesa, variklio čia yra viršutinė dalis variklio, jeigu klausimas kam nors kyla, ar ne. Ai ne, čia yra apatinė. Tai vat netgi čia yra to prisirinkę, reiškia, nuo indeklų pilkosios masės. Aš nežinau, ko čia pripilta buvo, gal kokio netinkamo tepalo buvo privarvolinta čia į vidų. Visas tas dalykas nusidažęs kažkokia, tai reiškia keista spalva. Tai, nežinau, iš esmės, pagal mane, tai išgelbėti įmanoma bus brangu. Nu, gal nebent susiradus kažkokių tai naudotų detalių, tai tada būtų galima, nu, naudotą detalę, tai turime vis tiek, reikia vieno švaistiklio, reikia vienintelio to alkūninio, reikia variklio grandinės įtempėjo reikia, visą šitą šūdą išplauti ir tada pirkti detalės, reiškia naujas, kiek ten trūksta tarpinėlės, visokias ten kažkokius varžtus, švaistiklių ir taip toliau, reiškia. Tai čia, žodžiu, neaišku, kaip čia šitas visas reikalas baigsis, bet
mano manimu, neapsimoka. Jis, ta prasme, įdėjus kitą alkūnį, neišdėlusi, tai jis veiktų, viskas tvarkoja, reiškia, bet klausimas tik tai, ar finansiškai apsimoka tą dalyką daryti, galbūt galima gauti kitą variklį, kuris bus, sąlyginai pigesnis, reiškia, ir pigesnis, tai turiu omeny pigesnis, kalbant apie perrinkimo kainą viso to dalyko, kadangi darbų čia tikrai nemažai, reiškia, yra palyginti su visu bendrai paėmus, kiek čia tų reikės išleisti pinigų, reiškia, sakykime taip. Tai žodžiu, nežinau, ta prasme, žiūrėsim, kaip čia baigsis visas šitas reikalas. Jeigu reiks surinkinėti, tai matysim bet kokiu atveju kitą kartą. O šį kartą, brangiai, viskas. Diagnozės daugiau neturiu ką parodyti. Ir iš esmės viskas, brangiai, tai, kaip čia pasakyti, šį kartą tiek. Jeigu bus kažkokių darbų dar su to varikliu ir reikės surinkinėti, parodysiu dar kartelį. Jau kitą kartą. O jeigu turit gerų blogų minčių, ar šiaip ką nors norit pasakyti, reiškia, tai rašykit komentarą. Mes visi jų visada laukiame, nes retkarčiais būname ir Instagrame, taigi galit mūsų paieškoti ir tenais. Šį kartą tiek, brangiai. Iki.